Žinok, Ragėlis, vakar aš buvau tokiau vakarėlėje. Ir išmokau naują dainą. Norit padainuoti? Nebelinksmas mūsų kaimas, nebemokame. Kaimynai, kas čia dabar nusidainuoja? Kas čia gal pagyvenimų koncertas? Taigi tokia graži. Ne, iš tikrųjų, maestro, užduok mums smagesnę melodiją. Euro aukštos kainos, vis dar linksmas mūsų kaimas, pasirodo mokame mes dar dainuot. O į kas ir emigravo, savo laimę ten pagavo, o visiems čia likusiems lengviau kvėpuot. Visi čia randa ir seniai, ir vaikai, kas nori turi darbą, nėra čia tai blogai. Mes galime sakyti, kad kaime mums gyventi gera. Gera, mūsų kaime gera. Kasdieną grynas oras ir kamščių čia nėra. Šalia visas kaimynas, ar džiaugsmas ar bėda. Mes galime sakyti, kad kaime mums gyventi gera. Jei mieste gyvens su koka, jūs į kaimą atvažiuokit. Smogo čia nėra, čia tik graži gamta. Čia ir upė, čia ir miškas, bus namos kaimo turizmas. Pagerės iš karto jūsų sveikata. Visi čia randa vietos, ir seniai, ir vaikai, kas nori turi darbą, nėra čia tai blogai. Mes galime sakyti, kad kaime mums gyventi gera. Gera, mūsų kaime gera. Kasdieną grynas oras ir kamščių čia nėra. Šalia visas kaimynas, ar džiaugsmas ar bėda. Mes galime sakyti, kad kaime mums gyventi gera. Mes tai tikrai taip galvojam. Mes galime sakyti, kad kaime mums gyventi gera. O kažin kaip akmenė galvojam. Mes galime sakyti, kad kaime mums gyventi gera. Oi, Bogas. Nu, nežinau. Iš kur to laimė tas džiaugsmas ant širdies, tokius begalinis užėjo. Nežinau. Oi, klausykit, kaimynėlis, nu į ko nebūti linksmu, nu į ko nebūti laimingu. Įsivaizduoja, 20 eurų prie pensijos pridėjo, na? Oi, kaimynko, žinokite, kaip ženkliai sutaupysim nuo elektros sumažėjusių kainų. Oi, Bogas. Prabagatėsim dėmį nematant. Kaži, kur reiks tos pinigus pavažiuoti. Aš tai žinokit, kaiminėlis kojį nedėsiu. Taupysiu ir dėsiu tom kojį. Oi, paskui viską vaiką vienuką užrašysim. Arba nedaugėti ir telefonį sučiauti. Arba dar, žinai ką, jeigu sukišit rytinį sloiką, daržį užkasi, jeigu lūšą būdavo užmirši, kur užkasi. O, kaimininką, negerai, tu pagyvenk dėl savęs. Dėl savęs. Nu, pagyvenk nors kartą dėl savęs. Ne, kaiminėlis. Aš jau jokiems vaikams ir anūkams tikrai nieko nepaliksiu. Ai, ne. Aš jau geriau viską paliksiu tam durniavo vadybininkui. Kodėl? Todėl, kad tas dažniau paskambina negu vaikai ir anūkai kartu sudėjus. Oi, Bogas, bet aš tik girdėjau, kad pinigus reikia investuoti į kokį nors kilnojimą ar nekilnojimą turtą. Betgi didžiausias žmogaus turtas yra kas? Sveikata. Oi, gerai, kaimynkas, sakai, rytoj pat sėdu į autobusą ir varau į miestą. Užeinu į vaistinį, prisiperku vaistų. Nuo dantų, nuo sąnarių, anginos, galvos, akių, kojų, rankų. Kaimynka, nusiramink. A tu pats kada skaitė lapelį, koks yra tų vaistų šalutinis poveikis? Tai kam skaityt vaistus gert reikia?
Žinok, o aš tai skaitai, aš anas iš apmokės įskauda dantį, nulėkiau vaistėm, nu davė, jie pravda man davė prieš. Nu žinokit, kai paskaičiau ant lapelį, koks šaltinis poveikis. Pykinimas, vėmimas, viduriavimas, galvos į galų miškimas, vaiguliai traukuliai, haliucinacijas ir tais atvejais infarktas su insultu gali ištikti. Tai ką žmonės mėlyje tai reiškia? Jie taimi nebeikos. Aš jau gal jau skausmo pakentėsiu, bet jau to chemizuoto grūdo nebūna, neimsiu, ne. Tai klausykit, gal kaimynėlis davai susimetam tą savo santaupas? Nusiperkam benzino ir važiuojam į Vilnių, į tą laidą. Klauskite daktaro, klausykit, profesorių pamatysim. Nu ir investicija nebloga bus. Ai, kaimynka, nu visai glušas, su nuosava mašina į Vilnių. Žinai, kaip kuras dabar pabraukia? A tu žinai, kaip Vilnius išsiplėtė dabar? Net Lietuva dėl jo sumažėjo. Žinok, kaimynka, a tu žinai, kokie Vilnių kamščiai? Žinok, kad dabar Vilnių tokie kamščiai, kad žmogus laukdamas prie šviesoforą sugeba pagal savo mašiną ir nusiperka kitą, kur aš šviesoforą. Tokie pagalvoja, babas, tu ką mums tas Vilnius, ką mums tas profesorius? Turim kaimį savo daktarytę, tai gal jau paklauskim visko, kas mums rūpi, nu? Labas vakaras. Jūsų dėmesį visiškai nauja laida Klauskite daktarės, kurią vesiu aš, daktarė Salomėja. Šiandien mes pakalbėsime apie nemigą ir kaip su ja kovoti natūraliomis priemonėmis, nes kiek žinau, vaistų tai jūs negeriate. Tai aišku, kad negeriu. Aš man tai nereikia. Aš kad geriu virškinti, tu geriu alų. Kad neturiu, bet kitą geriu baltą vyną. Kai man per žemės sprendimas geriu raudoną vyną, kaip per aukštą sprendimas geriu briedį, kaip per sišaldo šnapsą, kaip Pala, o vandenį jūs iš vis kada nors geriate?